Futbolo centras Klaipėda jau turi oficialų komandos himną. Jis buvo pristatytas klubo rėmėjams ir sirgaliams skirtame vakare. Dainą atliko Kapela A grupė ir šis himnas nuo šiol visada skambės klubo rungtynių metu. Simbolinis komandos žaidėjas numeris 1 Klaipėdos miesto meras Rimantas Taraškevičius, kuris gavo ir komandos gerbėjo kortelę pažymėtą pirmuoju numeriu. Gero vėjo, mažiau įvarčių į savo vartus, daugiau įvarčių į priešininkų vartus. Ką galima palinkėti futbolo klubui? Aš manau, kad tas jaunimas, kuris susitelkęs klube, kuris pradeda savo kelią ir ilgą plaukimą po futbolo čempionato Lietuvos, sugebės tinkamai atstovauti Klaipėdai ir mes galim džiaugtis naujo klubo atsiradimu. Kortelėmis buvo apdovanoti visi klubui padėję žmonės ir jie stadione sulauks tam tikrų privilegijų. Taip tikimasi burti gerbėjų ratą ir netrukus tokių padėkų sulauks klubo sirgaliai. FC Klaipėda turi ir aistruolį numeris 1, kuris jau aplankė visas iki šiol vykusias rungtynes. Jie tapo Milda Milčiūtė, kuri turi sirgaliaus numeris 1 statusą. Labas, Milda, sakyk, kaip sekasi? Gerai. Gerai, kodėl tau taip patinka futbolas? Todėl gal, kad mano pusbrolis Tomas Dalinavičius. Klausyk, Milda, ar tu negali paklausti, gal tavo pusbrolis Tomas Danilevičius galėtų atvažiuoti žaisti už FC Klaipėdą? Galėčiau. Kai paklausi, duok mums žinoti, gerai? Kągi, prašome iš prezidento Ranko fano kortelė numeris 1 ir... Fano kortelė numeris 1. Milda Milčiūtė. FC Klaipėda griausmingai žengia į Lietuvos futbolo šeimą ir tikisi joje įsitvirtinti ilgam. Klubo pagrindinis tikslas – sugrąžinti futbolą į uostamiestį.